Prieš pradedant gesintuvą svarbu įsitikinti iš tikrųjų, kad jisai yra parengtas darbui. Tai rodo manometro rodiklėlė, kuri turėtų būti ant žalio fono. Šiuo metu matome, kad tai gesintuvas paruoštas darbui ir užpildytas, jame pakankamas slėgis gesinimui. Sekantis etapas paimti gesintuvą reikia už apatinės rankenėlės. Kadangi jeigu mes spausime iškart abi rankenėlės, čia yra apsauginis kaištis. Mes spausdami apsauginį kaištį, tuo pačiu spausdami viršutinę rankenėlę, spaudžiame šitą kaištį. Ir nuėmus plombą mes jo negalėsime ištraukti. Visų pirma, nuimama plomba, toliau ištraukiamas kaištis, atkabinama žarnelė ir 45 laipsnių, kur panašiai kampu, nusitaikome į ugnies židinį ir pavėjinė kryptimi bandome gesinti. Nebegalime jos ištraukti, kadangi mes spaudžiam ir viršutinę. Laikant taip, lengvai įsitraukia. Kadangi šiuo gesintuvu pabandė gesinti, nors manometras rodo, kad dar slėgis kaip ir pakankamas, ant žalios rodiklis, tačiau jisai jau tolimesniam naudojimui ko gero nebus tinkamas, nes kurį laiką pastovėjęs, slėgis vis tiek nukris. Tai susijęs su to, kad į pačio tarp krano vaštuvėlių pakliuvo miltelių ir jie sandariai kranas nebeuždaro gesintuvą. Tai panaudojus gesintuvą, jeigu dar ir jisai rodo pakankamas slėgį, vis dėlto reikėtų jį pristatyti pakartotinai patikrai, kur meistrai pakartotinai patikrins gesintuvą ir paruoš vėl darbui. Gesintuvai apskritai yra išties įvairių dydžių. Čia mes turime dabar 6 kg talpos. Buitėjas mums per didelis, sakysim, gyvenamajam pastate. Pagal galiojančias normas, pagal galiojančių normų reikalavimus turėtų būti 150 kvadratų vienas 4 litrų talpos gesintuvas arba 2 litrų talpos gesintuvai. Tai vertinant tai, kad tradiciniai būtai kažkur yra taip apie 70 kvadratų, tarkim 3 kambarių, 2 kambarių gal 50 kažkeli kvadratai tenai, tai mums pakanka vieno gesintuvo 2 litrų pagal normas. Ir jisai pakankamai efektyviai gesina. 2 litrų talpos gesintuvas jisai išties nemažo ploto gali užgesinti. Ir virtuviai, sakysim, kilusi gaisrą ir su riebalais, ir su kažko jisai labai efektyviai tą dalyką padės mums nuslapinti liepsnas. Gesintuvai skirstomi pagal gesinimo medžiagos tipą. Tai yra milteliniai, angliarūgštiniai, vandens putų gesintuvai. Bene populiariausi šiai dienai yra milteliniai gesintuvai. Jie skirstomi pagal tai, ką jie gesina, kam jie skirti gesinti dar. Jų užtaisas, kaip minėjau, yra medžiaga tenai, arba angliarūgštė, arba milteliai, arba vandens putos, o štai ant gesintuvo matomi ženkleliai A, B, C. Tuos dalykus reikia pasiskaityti iki kylant gaisrui, nes čia kaip rusų humoro klasikas sakė, koks kvailelis sako, gaisro metu jums skaityti, ką rašo ant to gesintuvo. Taip, išties, tuos dalykus reikia skaityti iki gaisro, sakysim, ir susipažinti su gesintuvo galimybėmis kur kas anksčiau. Tai vat, A raidelė reikštų, kad tai yra skirta kietom medžiagom gesinti, B degiesiems skysčiam, C dujom. Netgi yra grafiniai simboliai pavaizduoja, kaip matote, laužą, čia talpą su degiu skysčiu ir tai tipiškas pavaizdavimas yra dujinės viryklės. Tai ABC reiškia, kad visus kilusi gaisrą ir su degiais skysčiais, ir kietas medžiagas, ir dujas mes puikiai užgesinsime su šio gesintuvu. Išties jisai yra... Reikia paminėti, kad išties geras ir patikimas gesintuvas. Yra tekę naudoti ir ankstesniais laikais gesintuvus, kur tik vandens putų, sakysim, ar kažkaip. Taip, atskiroj terpėj jisai labai puikiai dirba, bet taip, kad jisai universaliai ir kokybiškai dirbtų kaip kad miltelinis gesintuvas, tai to nebūdavo. Šiai dienai žmonės tikrai gali sakyti labai gerą daiktą ir kartais pravedant mokymus su įstaigų darbuotojais viskas, jie lieka maloniai nustebinti, kad nesitikė tokio efektyvumo gesinimo. Buvote liudytojai irgi atviroje teritorijoje, kai bandė mūsų ugniagesį šiandien gesinti. Jiem net neįdomu dabar gesinti tuo gesintuvu, sakysim, tų mokymų, kad labai staigiai užgesta ta liepsna. Mes nepademonstravome dar vieno dalyko, kaip ta liepsna gestų, paprasčiausiai jo bandant užtrepsėti ar vandeniu gesinti. Neįmanoma jos įveikti. Čia tik tai tas gesintuvas, sakau, kaip šūvis, jis labai per trumpą laiką užgesina tikrai didelį plotą. Kaip matome, ant gesintuvo yra be gesinimo medžiagos.
nurodyta, sakysim, kokiam gaisrams skirta gesinti ir kaip jį naudoti nurodyta. Pati instrukcija iš ties pravartu pažiūrėti, kaip ištraukiamas kaištis, pradedama naudoti, dar kartą galim pasakyti, kad tai nuimama plomba, toliau laikant už apatinės rankenėlės ištraukiamas kaištis apsauginis ir to atlaisvinama žarnelė ir maždaug 45 laipsnių kampu nukreipus gaisro židinį pradedamas gesinimas. Toliau, tai kita simbolika nurodo, kad tai sertifikuotas produktas gaisrinių tyrimų centre, jis išbandytas ir atitinka reikalavimus visus. Tai, sakysim, ne kažkur privačioje aplinkoje pagamintas ir neaišku, jis ar suveiks ar nesuveiks. Taip, gamintas gesintuvo prisima tiek sertifikuojantys, tiek prisima pilną atsakomybę, kad tai tas gesintuvas pagamintas tinkamai ir jis tinkamas naudotis gaisrų gesinimui. Kitas dalykas, svarbu stebėti ant gesintuvo jo galiojimo laiką. Tai yra nurodo sekančios patikros datą. Šiuo atveju mes matome, kad šie gesintuvai turėtų būti tikrinami 2015 metų 1 mėnesį. Iš tikrųjų, tenka išgirsti ir tokius pamąstymus, kad kam jį reikėtų tikrinti, jisgi pilnas, mes jo nepanaudojame. Manometro rodiklėlė rodo ant žalios, sakysim, tą žalioj zonai, jisai paruoštas darbui, dar tik metai praėjo, viskas ir vėl mums reikia užtaisinėti. Vis dėlto reikia jį tikrinti tam, kad esanti gesinimo medžiaga, jinai nesukėtėtų viduje. Ir pats gesinimo efektyvumas tai yra tie milteliai, kuriuos paskleidžiame paspaudimu ten į gaisro židinį. Ir jeigu jie bus sukėtėję, tie milteliai, mes tik tai išleisime dujas nuspaudę rankenėlę, o pats, sakysim, tie milteliai ir pavirta į tokį sausainį, taip ir liks mums ant gesintuvo dugno. Tai va, tą dalyką galima tik tai nustatyti tik patikros metu. Ir tai padaro tik specialistai. Perkant, į ką reikėtų vėlgi atkreipdėmėsi įsigijant gesintuvą, kaip minėjau, kokioje aplinkoje mes naudosim, bet kadangi yra ABC, ir dar yra vienas ženklelis D, kurio dabar čia nėra pavaizduota, tai yra metalų gaisrai. Na, metalų gaisrai mums buityje tikrai yra neaktualūs, tai yra galbūt kur lydomi metalai ir taip toliau. Čia ne. Taip pat ir tas dalykas, sakau, visus gesina visas medžiagas, mums užtenka šito dalyko. Žiūrėti į garantinį patikros laiką, kad nenusipirkti pasenusią. Dėmesio. Naudoti iki 1000 voltų elektros įrenginių gesinimui minimalus atstumas 1 metras. Tai reikštų, kad, tarkim, jeigu kyla gaisras mums buityje, pradėjo degti mūsų ar kompiuteris, ar televizorius, mes drąsiai galim neišjungę iš elektros tinklo imti ir gesinti. Neturėtų būti tas atstumas arčiau kaip 1 metras, bet per 1 metrą tikrai mes srovės iššovos nepajusime. Sakysim, srovės nuotėkia per tą gesinimo čiurkšlę. Vis dėlto tas gesintuvas turėtų būti namuose tokioje vietoje, kad jisai galbūt ir teisingai, kad visiems užsikabina žvilgsnis už to gesintuvo, kad jisai žino toj vietoj, gerai matomai ir lengvai prieinamai vietoj. Būtų atsakymas toksai. Gerai matomai ir lengvai prieinamai vietoj. Kad žinotų visi šeimos nariai, kur tas gesintuvas yra. Ir net nakties metu, nedegant šviesai, tarkim atsitinka kažkas, taigi šviesa dinga, ne? Jeigu gaisras nuo elektros naktį, prabūdome mes pažadinti autonominio dūmų jutiklio, prabūdome aplink tamsu, viskas ir kažkur matosi rusena, kažkas prasideda ten kažkoks. Tokiu atveju, jeigu mes nežinosim, kur padėję gesintuvą, mes jo nesurasime. Dar patartina, kiekvienoje šeimoje, kiekvienojame bute turėti žibintuvėlį, kurį irgi žinotų visi šeimos nariai, kuris yra padėtas. Jeigu tokiam atveju, kad netgi dingu šviesų, nereikia ir gaisro, dingsta šviesa, sakysim, savo pačių saugumui, kad kažkur nesusižeisti, nepakliūti, kažkur neišversti ir taip toliau, turėtų būti žibintuvėlis, kuriuo mes galėtume ir pasišviesti. Ir kitas dalykas, jeigu mes jau likome balkonė, kažkur atvažiuoja pagalbos tarnybos ir mes atskirtume evakuacijos lauką, mes su tuo žibintuvėliu vėlgi taip pat sėkmingai šviesdami iš balkono ir, sakysim, ar pro langą ten pastato patalpos kažkurios ten, galim sėkmingai kviestis pagalbą. Ir mus tamsoje kur kas greičiau pamatys, kur kas greičiau žiūrės.